Ir paskutinis šios sesijos pranešimas. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje vertinti direktoriaus pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė, kuri pirmiausia turbūt yra žinoma ne tik dėl savo neišsenkančios energijos ir išskirtinių organizacinių sugebėjimų, bet bent jau mano akise tai yra žmogus, kuris daro daug geresnį darbą negu programų mokykloms ar vadovėlių rašymas. Ji atveda į protą, skatina, sukrečia mąstyti istorijos mokytojus, net mokydama kartu juos dirbti. Gal jinai viso to nepripažins, gal mokytojai to nepripažins, bet mano akise tai yra taip ir leisiu savo šitaip dar užbaigti jos pristatymą, o apie ką jį kalbės, tai pati pasakys. Prašom, Ingrida, aš tau grąžinu laikrodį. Ačiū Nerija už gražų pristatymą. Aš pirmiausia pasakysiu, kad esu iš tos organizacijos, apie kurią šiandien vadovaujantis šitai sesijai Nerijus Šepetys pasakė, kad kas gali pasakyti visą ilgą organizacijos pavadinimą, jam reikėtų kaip ir prizą gal duoti. Tai iš tikrųjų mūsų organizacija turi labai ilgą pavadinimą, mes turime trumpinį istorinė teisingumo komisija, bet iš tikrųjų tai oficialus pavadinimas yra būtent šitas ilgasis ir kaip supranta, tai yra kaip ir šio forumo tema, taip ir mano pranešimo tema siejasi su abiem patirtim, negatyviom, tas, kurias Lietuva patyrė, su abiem okupacijom, tai yra nacijų ir sovietų, ir apie tai, kaip mes įgyvendinam švietimo veiklą, būtent šita tarptautinė komisija, kuri tyria, analizuoja tiek nacijų, tiek sovietų okupacijos nusikaltimus ir pasiekmes mūsų visuomeniai. Pasistengsiu neskubėti ir pasistengsiu kalbėti trumpai. Jūs jau matėt, koridoriui yra pristatytos mūsų knygos, tai aš tiesiog pristatau tą, ko komisijos tyrėjai yra padarę ir jų tyrimai guli knygose. Iš tikrųjų, tyrėjai atlikę daugiau tyrimų, ne viskas yra išleista. Šitie tyrimai yra publikuoti ir mūsų internetiniam puslapį. Ir kodėl aš tas knygas jums rodau? Todėl, kad kuomet aš buvau priimta į darbą komisijoje, pagrindinis dalykas ir buvo, kad mes turime pristatyti būtent šitų tyrimų pagrindų tai, kas yra tyrėjų atlikta, kokie istoriniai tyrimai yra padaryti. O tyrimai yra atliekami objektyviai, kadangi kas pažįstat komisiją, tai komisija susideda iš istorikų, kurie yra iš įvairių pasaulio valstybių ir iš tikrųjų stengiasi objektyviai ištyrinėti šituos laikotarpius, kurie yra ganėtinai sudėtingi. Mes įgyvendinam švietimo veiklą ir iš tikrųjų ta švietimo veikla yra pats pagrindinis galbūt akcentas. Pirmiausia, kalbėti su mokytojais, nes mokytojų pasaulyje yra daugiausia, nes kiekvienas galėtų pasakyti, kad jis yra mokytojas, kažkas moko nuosavus vaikus, kažkas auklėja savo žmoną, kažkas auklėja savo vyrą, taigi mokytojų yra pasaulyje daugiausia. Bet aš juokauju, aš leidžiu savo pajuokauti, bet iš tikrųjų tai aš pati vieną koją esu mokytoja, turiu 18 metų stažo pedagoginio ir aš puikiai suprantu, kad geras mokytojas gali paskatinti mąstyti, geras mokytojas gali mokiniui suteikti sparnus, blogas mokytojas gali mokiniui nuimti tuos sparnus ir iš viso sužlugdyti kaip žmogų. Tai mes dirbam su mokytojais. Kodėl? Todėl, kad mokytojas kiekvieną dieną kalba su mokiniais. Mokytojas gali į jį ateiti širdimi savo mokinį ir gali sudominti, pagelbėti jam, galų galę duoti kažkokias gairias, kad ieškok informacijos ten ir ten. Mokytojas nebūtinai tas, kuris gerai paruošia egzaminui. Egzaminas svarbu, bet galbūt mums labai yra svarbu žmogus. Ir mūsų programa yra orientuota, iš tikrųjų tai yra į žmogų, į vaiką. Ir kad mokinys, jisai tas, kuris yra šiandien dar mokinys, rytoj bus suaugęs žmogus, kad jis ateitų į tą visuomenę turėdamas savo požiūrį, bet ir formuotų, iš tikrųjų, objektyvų požiūrį į istoriją. Galėtų daryti išvadas, analizuoti, diskutuoti ir taip toliau.
Mūsų įgyvendinama programa yra tokia pati ilgų pavadinimų kaip ir mūsų komisija, kaip matot, švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programa. Gali kilti klausimas, kodėl tolerancijos ugdymo. Todėl, kad kalbant tiek apie nacių laikotarpį, tiek apie sovietų laikotarpį, kaip jūs suprantat, priešpriešos gali būti labai daug, bet mūsų yra tikslas ne kažkokios tai daryti tokius probleminius dalykus, kad žmonės supykdyti, bet kaip tik ieškoti to tolerancijos grūdo, kad galima būtų kalbėti ir susikalbėti. Ir kita vertus, kalbant apie įvairius aspektus, jei mes paimsim ar apie aukas, ar apie gelbėtojus, ar apie stebėtojus, ar apie žudikus, reikia analizuoti, kas buvo, kodėl tai įvyko, kodėl žmonės pasirinko vieną ar kitą kelią. Ir kita vertus, vis dėlto tas laikotarpis, tiek nacių, tiek sovietų okupacijos laikotarpis, tai buvo laikotarpis, kai nebuvo tolerancijos visuomeniai. Ir tas, kas įvyko Lietuvoje ir kas įvyko kitose valstybėse, tai yra susiję, kad nebuvo tolerancijos tarp žmonių. Kaip jau minėjau trumpai, kad siekiam ugdyti iš tikrųjų tą jauną žmogų ir mokytojo dėka, kad jisai būtų pilietiškas, kad jisai galėtų gebėtų vertinti istorinius įvykius, bet labai daug mes dirbam apie žmogaus tą požiūrį su santyki į istoriją, kuri yra aplink jį, tai yra jo šeimos istorija, jo giminės istorija, kad iš tikrųjų mokiniai galėtų analizuoti tuos pavyzdžius iš savo aplinkos ir tas asmeninis santykis su istorija yra labai svarbus. Ir dar į ką labai akcentuojam, kad mokiniai dalyvautų neformalioje veikloje, toj vadinamoji popamokiniai veikloje ir dėl to mokytojas gali paskatinti tų popamokinės veiklos metu įtraukti mokinius į tokius dalykus, galbūt apie kuriuos jis niekada net negalvojo, kad jis gali gebėti dalyvauti ir įdomiai kažką tai daryti. Programos kryptis, kaip mes įgyvendinam savo programą, yra 4. Tai yra tolerancijos ugdymo centrų kūrimas. Gali kilti klausimas, kas yra tolerancijos centrai. Tai yra mokyklose įkurti, vadinkim, visuomeniniais pagrindais centrai. Šitoj salėje sėdi mokytojų iš keleto centrų, atvažiavusių iš Klaipėdos, iš Alytaus, iš Kauno, iš Varėnos, gal kažko nepamačiau dabar, atsiprašau, bet tai yra bendraminčių klubas. Ir šitie tolerancijos centruose dirbantis mokytojai, jie nebūtinai yra istorijos mokytojai, jie yra etikos, kalbų, fizikos, matematikos ir kūno kultūros turim, ir informatikos, ir technologijų ir taip toliau. Tai yra mokytojai, kuriem yra labai svarbi istorinė atmintis, istorinės atminties išsaugojimas ir jie dalyvauja įvairiuose projektuose, daro įvairias iniciatyvas. Taip pat, kuo mes dar užsiemam, tai yra mokytojų švietimas. Seminarai tiek Lietuvoje, aišku, mūsų temų pagrindų, nes mes turim kalbėti savo temas, tiek užsienyje. Taip pat projektinė veikla, tai yra istorinės atmintinos datos, kurias Lietuvos žmonės, tie, kurie esate čia iš Lietuvos, jūs jas puikiai žinote, aš jas labai trumpai parodysiu. Tai yra skatinam, kad minėtų tas datas, taip pat įvairi projektinė veikla, inicijuojam įvairius projektus, patys organizuojam, patys dalyvaujam ir tai yra metodika, kaip dėstyti apie totalitarinius režimus. Mes nieko neprimetam. Pirmiausia, tai yra mūsų institucija, mes dirbam rekomendacinio pobūdžio. Norit, priimkit, norit, nepriimkit. Bendradarbiaujam kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, bendradarbiaujam su Ugdymo plėtotės centru, su kitom institucijom, bet tai yra rekomendacinio pobūdžio. Ir šių metų statistika, iki šių dienų, iki šios dienos, tai yra lapkričio 16 dienos, tai turėjom jau 11 seminarų šiemet, tai yra, turėjom konferencijas 2, matot, yra dalyvių skaičius, turėjom vieną tarptautinį seminarą anglų kalba Lietuvoje, kurį organizavom kartu su Aušvico-Birkenau muziejum, tai buvo atvykusi grupė mokytojų ir muziejininkų iš Lenkijos. Turėjom 2 seminarus mūsų mokytojams, vienas seminaras buvo Izraelyje, Jedvašem studijų apie holokaustą tarptautiniai mokyklai ir vienas Aušvico-Birkenau muziejuje.
Na ir mūsų tolerancijos centrai yra šitame žemėlapyje. Kaip matote, tai yra Lietuvos žemėlapis ir yra raudoni taškeliai. Tai yra šituose miestuose yra mūsų mokyklos, mūsų kolegos, mūsų partneriai, kurie kartu su mumis įgyvendina idėjas, kartais, kurias mes jiem pateikiam, kartais jie duoda mums idėjas. Ir negalvokit, kad jeigu taškelyje yra, vienas miestas, vienas taškelis, kad tai yra vienas centras. Ne, pavyzdžiui, Alytuje yra 2 centrai, Vilniuje yra 16, Kaune berods 11, Kėdainiai iš vis mažas palyginus būtų miestas, bet labai aktyvus yra 7 centrai, Klaipėda vėl ir taip toliau. Žodžiu, tai yra miestai, kuriuose veikia mūsų aktyvūs mokytojai, aktyvūs mūsų bendraminčiai. Ir tokių centrų mes turime 89. Na ir atmintinas istorinės datas mes minime kartu, aišku, tos, kurios yra valstybės nustatytos minėti, bet mes jas inicijuojam, kad mokytojai atkreiptų dėmesį ir mokytojai jas labiau minėtų, kuria prasme, kad jie įtrauktų mokinius, kad tas asmeninis santykis su istorija jis iš tikrųjų būtų jaučiamas mokinio, kad ne tik tai žinoti, kad va kodėl šiandien yra ant vėliavos juodas kaspinas, kad tai yra sausio 13, bet kad jisai turėtų tą dieną galimybę pakalbėti apie tai, kas buvo, kad mokytas pasidalintų savo asmeninę patirtim, kad pakalbėtų, ką žino, kad mokinys galėtų įsitraukti į tai, paklausti savo tėvų, nes galbūt per bėgimą niekada ir nepaklausė. Tai yra sausio 13. Iš Lietuvos esančių dalyvių čia turbūt sausio 13 žinot, tai yra uždegamos žvakutės 10 minučių mokyklų languose. Ir prisijungia dabar ambasados, įvairios institucijos valstybinės. Labai gražu, kad prisijungia netgi namuose žmonės, kurie neišeina tuo metu į darbą, ar tai yra pensinio amžiaus, ar mamos auginančios vaikus, jos taip pat uždega žvakutes solidariai ir tai yra kaip prisiminimas. Taip pat inicijuojam sausio 27, tai yra Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Aktyviausiai čia bendradarbiauja mūsų tolerancijos ugdymo centrai, tai yra tos mokyklos aktyvios, įvairias iniciatyvas daro, įvairias iniciatyvas organizuoja. Šiais metais pirmą kartą inicijavom mūsų instituciją paminėjimą kovo 25, tai yra trėmimų, kuris vyko 49 metais iš 3 Baltijos valstybių, tai yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Ir šitą iniciatyvą palaikė ne tik tai aktyvios mokyklos, bet palaikė ir mūsų Lietuvos ambasados užsienyje. Čia jūs matot nuotrauką iš Lietuvos ambasados Gruzijoje, tai yra jų minėjimas Tbilisyje. Taip pat kartu su kitom institucijom, žinoma, organizuojam Gedulo ir vilties dienos minėjimą 41 metų tremtis į Sibirą. Tačiau mes stengiamės dar įtraukti mokinius į tam tikrą veiklą, kad tai nebūtų tik atėjimas į vietą, kur vyksta renginiai. Pavyzdžiui, praeitais metais buvo, ne praeitais, atsiprašau, šiais metais, 12 metais, birželio 14, buvo organizuojama pilietinė iniciatyva Lagaminas. Tai mėnesį prieš tiesiog siūlėm mokykloms, kad kalbėtų su mokiniais, ieškotų ir analizuotų tremtinių, buvusių politinių kalinių užrašus, atsiminimus, kaip jie buvo išvežti, kiek laiko jiems davė susikrauti daiktus, ar jiem pasiūlė kažką pasiimti, ar nepasiūlė, ar jie turėjo galimybę pasiimti elementarių daiktų, ar išvažiavo taip, kaip stovi. Ir iš tikrųjų mokiniai, kai kurie rado senų lagaminų savo tėvų spintose, savo senelių kažkokiuose tai rūsiuose, bet taip pat kai kuriuos lagaminus pagamino patys. Ir kadangi susipažino su tam tikrom istorijom, jie užrašė netgi vardus ir pavardės žmonių, kas buvo ištremtas arba išvežtas, kokia yra trėmimo data, arba bent jeigu jis jau miręs, gal gimimo datą žino. Tai buvo lyg tai asmeninė istorija, bet kartu asmeninė patirtis. Ir mes manom, kad tie mokiniai, kurie dalyvauja šitose pilietinėse iniciatyvose, jie tikrai žino. Tai yra jau jų istorijos dalis. Nesvarbu, kad mes kalbam apie įvykius, kurie buvo ganėtinai senai. Taip pat inicijuojam rugsėjo 23 Lietuvos žydų genocido aukų dienos paminėjimą. Tačiau vėl panašiai kaip ir birželio 14. Nesakom, kad reikia tik nueiti, surasti tą vietą, kuri yra
Lietuvoje virš 200, čia Žydų muziejaus atstovės turbūt pasakys, kad 237 berods, kiek atsimenu iš Holokausto atlaso, bet kad prieš minėjimą pabandytų sužinoti, kiek tame miestelėje gyveno žydų, kuo jie vertėsi, kaip jie gyveno, kokios tradicijos, koks jų buvo gyvenimo būdas, kokie jų buvo tarpusavio santykiai su kaimynais. Ir šių metų iniciatyva buvo vadinama, tai iš tikrųjų sukurti knygą apie žydų gyvenimą ir tragediją. Tai yra ne tik akcentuoti į tai, kad buvo jie sunaikinti, kad ta bendruomenė didžiulė buvo sunaikinta, bet apie tai, kaip jie gyveno, kad pažinimas būtų, apie tai, kaip gyveno mūsų bendrapiliečiai žydai. Tas, kas man vakar labai patiko Sauliaus Sužiedėlio pranešime, kuomet jis pasakė, tai yra mūsų Lietuvos piliečiai, nesvarbu, kokia yra pavardė. Ar jinai yra lietuviška, ar jinai yra lenkiška, ar jinai rusiška, ar jinai žydiška, ar baltarusiška, ar dar kokia. Jeigu jis yra Lietuvos pilietis, jo kultūrinis palikimas buvo ir yra mūsų valstybėje. Ir organizuojam taip pat Tarptautinę tolerancijos dieną, kuri yra šiandien. Visus jūs noriu pasveikinti su Tarptautinė tolerancijos diena, kurią Tarptautinė komisija, institucija, kurią aš atstovauju, inicijuoja Lietuvoje nuo 2003 metų. Ir vakar vakare buvo prisiregistravę 650 berods 9 mokyklos, kurios mini tolerancijos dieną vienaip ar kitaip, nors šiemet mes pasiūlėm iniciatyvą sukurti tolerancijos skėtį. Skėtis, kaip žinot, rudenį labai reikalingas atributas ypatingai Lietuvoje. Ir kitas dalykas, kad po skėčių lietui lyjant galima paimti žmogų, kuris gal tau visiškai nemalonus ir tau jisai nepatinka, bet tiesiog tu jį draugiškai priemi po to skėčių, nes tu esi tolerantiškas. Ir šitos tolerancijos dienos metu mes prašom mokytojų, kad paanalizuotų istorinius įvykius, kada Lietuvoje, Europoje, pasaulyje buvo netolerancijos pavyzdžiai, kuomet mokiniai galbūt mažesni iš jaunesnių klasių gali pakalbėti apie tolerancijos, netolerancijos pavyzdžius dabar mūsų gyvenime, nes netolerancijos taip pat yra, kiekvieną dieną galim sutikti tai troleibuse, autobuse, gatvėje, parduotuvėje ir taip toliau. Kad galima būtų apie tai kalbėti, nes vis tiek tai yra tam tikra prasme ugdymas ir nori ar nenori palieti tam tikrus istorinius įvykius. Ir šita skaidrė, tai yra mūsų, aš sakyčiau, galbūt programos tokia turėtų būti, nežinau, vinis, jeigu taip galima pasakyti. Tai, kaip matot, jeigu skirtingų religinių konfesijų dvasininkai gali stumti vieną autobusą, tai gal ir mes galim visi bandyti rasti bendrą kažkokią tai sutarimą ir tolerantiškai analizuoti istoriją, pavyzdžius, ir eiti to, sakykime, sutarimo arba ateities link. O apie mūsų metodinės rekomendacijas, kurias, kaip jau minėjau, mes rekomenduojam, mes siūlom. Tai yra, mokytojai gali rinktis priimti ar tai nepriimti. Tai organizuodami mokytojų švietimą patys stengiamės dalyvauti, aplankyti tas vietas, kurios susiję mūsų tematika. Patys galvojam, kaip reikia susipažinti su tomis vietomis, kuriuose įvyko tam tikri istoriniai įvykiai, kurios mena tam tikrus dalykus. Todėl organizuojam konferencijas ne tik tai Vilniui, mažuose miesteliuose, pavyzdžiui, Daugiakultūriam centre Kėdainiuose, ar tai Telšiuose, ar dar kažkur tai. Dalyvavom patys su mokytojais edukacinėse ekskursijose. Tai yra vėl pažinimas, nes po to mokytojas perduos tai savo mokiniui. Ir aišku, stengiamės ir patys darome interviu ir seminarų metu kviečiame liudininkus tiek būtent nukentėjusius nuo sovietinio režimo, tiek nukentėjusius nuo holokausto. Nes matot, moteris, kurią jūs matote, tai yra Elena iš Kėdainių rajono, kuri kalėjo lageryje už tai, kad padėjo partizanams. Kitoj skaidrėje matot vyriškį iš Lietuvos žydų bendruomenės, kuris buvo Lietuvoje išgelbėtas gerų žmonių, buvo išgelbėtas iš geto ir to dėka jisai išliko. Nes šitų žmonių istorijos, šitų žmonių patirtis, tegul jinai yra subjektyvi, bet jinai yra raktas į ateities švietimą. Bent jau mes taip manom ir tie mūsų mokytojai bendraminčiai, su kuriais mes dirbam,
tikrai jie suvokia, kad gyvas žodis, gyvas bendravimas, jisai duoda tikrai gerus rezultatus. Na ir apie mūsų veiklą informacijos galite rasti mūsų internetiniam puslapyje ir aš nežinau, ar aš turiu dar laiko šiek tiek. Aš vieną pavyzdį tik tai noriu, be skaidrių. Prieš metus laiko mane pakvietė dalyvauti į mūsų tolerancijos centrą, kuris yra Telšiuose, vyskupo Borisevičiaus gimnazijoje. Jie organizavo konferenciją, kuri buvo skirta 70 metų Telšių geto sunaikinimui. Organizavo konferenciją kartu su Telšių kunigų seminarija. Na, aišku, Telšiai labai toli. Pasėmiau vieną kolegę iš Vilniaus, Viršuliškių, iš kito tolerancijos centro ir mes nusprendėme pažiūrėti, kągi mūsų Telšių mokytojai tokio įdomaus pristatys. Konferencija, kaip žinot, kaip ir čia, daug pranešimų, vienas įdomesnis, kitas galbūt netoks įdomus. Konferencijoje dalyvavo apie 200-300 mokinių, buvo labai daug iš visų Telšių mokyklų, vyresnių klasių ir labai daug mokytojų. Na ir jau kaip konferencija antroji dienos pusė ganėtinai buvo nuobodoka, jau kaip suprantat, visi pavargę. Užlipo į sceną moteris, pagyvenusi, vadinkim senjorė, kuri pasėmusi lapelį pradėjo skaityti labai neįdomiai, kad aš esu tokio ir tokio vyro dukra, kuris išgelbėjo žydus ir, na, tokį pamokomų tonų kažką tai skaitė. Aš sėdėjau šalia kunigo ir paklausiau, kodėl jinai skaito, kodėl jinai nepapasakoja savo istorijos, tėčio istorijos. Ir lyg tai jinai tikrai to negirdėjo, bet jinai po kiek laiko perskaičius, ką buvo pasirašius, nes labai jaudinosi, padėjusi lapelį pradėjo pasakoti istoriją. Tuo metu salėje jau buvo šurmulys, nes salė buvo pilnutėlė. Kada jinai pradėjo pasakoti istoriją, visa salė nuščiuvo. Ir lygiai taip pat aš stovėjau ir nestovėjau, bet sėdėjau ir klausiausi tiesiog taip įdėmiai, nes tai buvo tokia įdomi istorija. O istorija buvo tai, kad 41 metais Telšiuose nusprendus naciams sukurti getą, jos tėtis, kuriam buvo apie 30, 32, 35 metus ir kuris buvo vedęs ir turėjo žmoną, kuri laukėsi būtent tos moters, kuri kalbėjo pernai metais, kada jos mama dar buvo neščia su ja, nusprendė, kad reikia gelbėti kaimynų žydus, kurių gyveno ganėtinai nemažai, aplinkui jų namus. Tai buvo nedidelis kaimelis. Kartu su kitu kaimynu nusprendė, kad jie 2 šeimos gelbės. Bet kadangi šitos moters, kurios tėtis gelbėjo, buvo namas atokiau prie miško, tai nusprendė, kad geriausia slėpti šitame name. Ir ką jie padarė? Iškasė didžiulį bunkerį, didžiulę duobę, ir paėmė 43 žydus, savo kaimynus. Ir juos slėpė nuo 41 iki 44. Juos slėpė bijodami kaimynų, naktį kiekvieną atidarydami tą bunkerį, išleisdami pakvėpuoti grynų oro, organizuodami maistą, patys būdami neturtingi. Per tą laiką tame bunkeryje gimė dar viena mergaitė, vadinasi, išgelbėjo ne 43, bet išgelbėjo 44. Per tą laiką neščia moteris gelbėtojo žmona taip pat pagimdė šitą moterį, kuri mums pasakojo istoriją. Ir jinai papasakojo taip paprastai, na žinot, kaip paprastą dalyką, taigi savaime suprantama, gelbėjo žmonės. Ir mes tie, kurie tada stovėjom, tai yra sėdėjom šitoj auditorijoje ir klausėm, mes galvom, kad kaip 3 metus organizuoti maistą, žiema, rūbai, tai yra higieninės sąlygos, kaip žmonės tai sugebėjo. Ir ta istorija, manau, pamokė labai apie daugą. Pirmiausia, apie gebėjimą pagelbėti, apie pagalbą kitam, apie aukas, tie, kurie buvo slėpiami, apie tuos, kurie stengiasi tuos žmonės surasti, tai yra ta istorija apie tuos žmonės, kad tie, kurie gelbėjo, buvo tik tai 2 šeimos, 4 žmonės, jie bijojo paprašyti pagalbos kitų, todėl kad galvoja, kad gali įskųsti. Ir iš tikrųjų, tai yra tiek daug moralinių dalykų. Tai manau, kad tokios istorijos, tai yra ta asmeninė patirtis su istorija, jinai yra labai svarbi. Ir aišku, tyrimai, kuriuos atlieka mūsų komisijos istorikai, yra labai svarbu žinoti skaičius, labai svarbu
Iš tikrųjų, ta istorinė objektyvi tiesa jinai yra svarbi, bet asmeninis santykis, ar mes kalbam apie vieną okupaciją, ar mes kalbam apie kitą, yra tikrai be galo svarbus. Aš tuo pati tikiu, aš manau, kad dalis iš jūsų taip pat apie tai galvojate ir visiems linkiu sėkmės ir geros tolerancijos dienos. Dėkui Ingridai, kurios klausytis visuomet yra labai įdomu ir laikas neprailgsta.